Sveiki visi, šiandien laidoje pas mus turim nuostabų svečią, profesorių, biomedicinos mokslų daktarą Arūną Emilijanovą. Sveiki. Sveiki. Labai džiugu, kad esate šiandien pas mane svečiuose ir aš jūs stebėjau Instagrame, man labai patiko jūsų profilis, iš tikrųjų, kas dar nesekat profesoriaus, tai rekomenduoju, gausite labai daug naudingos informacijos ir iš tikrųjų šita informacija bus tinkama ir paprastam žmogui, kuris sieja savo gyvenimą su sveikatingumu ir taip pat, aš manau, gaus daug naudos ir treneriai. Tai labai malonu dar kartą jūs matyti. Ačiū, kad pasikvietėt. Taip, ir ką? Norėjau paklausti apie jūsų kelionę per gyvenimą ir kaip visko pasiekėt. Na, tas žodis pasiekėt labiau asocijuojasi su pačia sėkme, ar ne? Aš sėkme taip nesu tikras ar labai tikiu. Labiau tikiu tai darbu, sunkių darbų, bet žinoma, tas, kaip sakoma, būti laiku ir vietoje irgi yra svarbu. Tai turbūt galėčiau pasakyti, gal man pasisekė jau Šiauliuose, turbūt su pirmąja lengvosios atletikos trenerė, kuri ir įtraukė į sportą. Tuomet pasiūlė, parekomendavo išvažiuoti iš Šiaulių, kaip be būtų keista, nes vis tiek treneriam geriau, kai sportininkas šiek tiek rimtesnis lieka šalia, bet ji matė perspektyvas kitam mieste, tai parekomendavo stoti į dabartinį Lietuvos sporto universitetą. Ir ten vėl turbūt yra sėkmės, bet turbūt yra darbo. Sėkmė man iš karto pradėjo patikti studijos, nors važiavau sportuoti. Tai iš karto pradėjau labai gerai mokytis, baigiau su pagirimu bakalaurą, magistrą jau neatsimenu ir turbūt 2-3 kurse aš jau žinojau, kad norėsiu studijuoti doktorantūroje. Tuomet turbūt yra sėkmė, nes gavau gerą darbo vadovą, tai vėlgi, kuris daug davė laisvės tyrimuose, tai turbūt ir sėkmė, ir darbas priveda apskritai žmogų prie kažkokio didesnio pasiekimo arba didesnio gėrio, nežinau, kaip čia geriau išsireikšti. Bet tikriausiai vis tiek viduje, jeigu nebūtų tos vidinės ugnelės, tai to ir nebūtumėt, neįtumėt to keliu, nebūtų to pasimėgavimo. Tai šiek tiek papasakokite apie savo darbą, ką dirbate ir kuri veikla jums labiausiai patinka, nes aš manau, jūs turite daug skirtingų veiklų. Bet tarpusavį susijusių. Jo, viskas susiję, tai vėl turbūt gal sėkmė, kad ir sportas, ir mokslas kartu patiko ir tokia sąjunga gera gavosi. Tai dirbu profesoriumi, mokslininku, tyrinėju su sveikata susijusi elgesį, tai yra fizinį aktyvumą, šiek tiek mitybą, šiek tiek žalingus įpročius, na ir to fizinio aktyvumo outcome, rezultatą, tai yra fizinį pajėgumą. Tai taip pat psichosocialinius tam tikrus veiksnius, tai pakankamai platus tyrimų spektras. Žinoma, yra ir paskaitos, yra ir seminarai, dabar toks naujas, tikiuosi gal neįsižeis žmonės, naujas žaislas, pasakyčiau, Instagramas ar įrankis. Tai daug laiko čia praleidžiu, bet kol kas labai įdomu. Aš pakankamai nesenai jame, tik tai, nežinau, gal pusmetis, gal 8 mėnesiai, jau tiksliai neatsimenu, bet pakankamai įtraukė ir matau, kad yra ir poreikis, ir matau, kad žmonės ir domisi, ir klausia individualiai, nes tos labai daug informacijos, bet ne visa ji taip moksliškai grįsta ir daug yra tokių interpretacijų. Tai stengiuosi, kiek įmanoma, paprastą žmonėms suprantamą kalbą perteikti tos naujausias žinias susijusias būtent su mokslu, sporto, sveikatinimo srityje. Jo, kaip ir sakiau, pradžiai pristačiau, aš mačiau jūsų profilį ir jisai iš tikrųjų labai sparčiai auga, tai sveikinu, nes tą kokybę yra ganėtinai sunku išsaugoti, aš galvoju, Instagrame ir pas jūs tas puikiai yra ir estetika labai gražu ir kas svarbiausia, jūs ir pasakėt ir paminėjot, kad jūs sudėtingą informaciją mokat perkelti paprastai žodžiais, tai ten tikrai kiekvienas ras savo naudingo turinio. Tas man tiesiog, kai artima prie širdies, tai labai faina. Ir tuo pačiu aš manau, kad dėl ko dar būna ta problema
nežino žmonės, ten pasižiūrėjau šiek tiek, čia pasižiūrėjau, ten pasižiūrėjau, o tas pasikeitė, o gal tą galima, o negalima, vienur sako galima, kitur negalima, ten kas liečia ir mitybą, ir sportą, apie viską. Iš tikrųjų tikriausiai tiesiog nesupranta, kad labai greitai viskas keičiasi ir tyrimų daroma labai daug. Vat aš studijuoju sporto universitete, tai irgi žinau, kad turim savo laboratoriją. Aišku, gaila pas jūs dar neturėjau paskaitų ir nežinau iš tikrųjų, ar susitiksim ar netiksliai, bet gal norėčiau. Doktorantūroje? Galimai, visko gali būti. Ir aš norėjau paklausti to pačiu, kaip jums pavyko išlaikyti motivaciją siekiant savo tikslų, ar nebuvo to perdegimo galbūt? Motivacija turbūt, čia vėl reikėtų kalbėti nuo vaikystės. Man tėvai viską leisdavo. Nori sportuoti, sportuok, nori lankyti dramos būrelį, vaidink, nori važiuoti stovyklą, važiuok. Ta prasme, aš nuo vaikystės nejutau kažkokių didelių labai rėmų. Tai gal ta motivacija ir tas žingeidumas toks yra natūralus ir man gal nelabai reikia tos, priverstinės motivacijos. Ko gero, gal nuo vaikystės man taip vystėsi viskas natūraliai ir man tiesiog kiekvieną dieną yra įdomu. Įdomu, nauji žmonės, nauji pokalbiai, nauji tyrimai, naujos vietos, naujos kelionės. Žodžiu, turbūt tas motyvas gyventi persiduoda ir į profesinę veiklą, nes moksliniuose tyrimuose, projektuose, tam pačiam darbę su studentais, tu turi daugom domėtis ir prisitaikyti. Tai turbūt taip natūraliai yra toks persikėlęs iš turbūt asmeninio gyvenimo motyvas įdomiau gyventi į profesinį, kad irgi ir įdomiau, ir kad būtų nauda aplinkiniams. Ir aš aišku tikiu, kad visi žmonės, kurie susiję su sportu, jie vis tiek vienaip ar kitaip daugiau pasiekia gyvenime ir tokie labiau užtikrinti, stabiliai jaučiasi. Tikslą kažkokį turintis ir matyti, tas sportas ir moksliškai net yra pagrįsta, nes vis tiek ar vaikai sportuodavo, ar ne, iki suaugusių kažko sieki. Ar varžybose sudalyvauti, ar patekti, ar rezultato. Tai norom, nenorom, nori mokslo, stengiasi baigti, ar ne, nori dar kažką, stengiasi įgyvendinti. Tai teisingai čia sakot, kad su sportu. Disciplina, aš manau, tas irgi jūsų gyvenime tikrai 100%, aš manau, yra. Gerai, dabar kas liečia mūsų klausytojus, kurie žiūrės, tai norėjau paklausti, kokį turėtumėt patarimą tiems, kurie siekia sėkmės savo gyvenime. Ką paprastam žmogui patartum, netgi jaunimui greičiausiai, nes jaunimas žiūrės mūsų publiką ir ne tik, kai kurie yra ir suaugę, bet neatradę savęs žmonės ir nori pasiekti, atrasti save. Koks būtų patarimas klausytojui? Turbūt pirmasis ir toks paprasčiausias patarimas daryti tai, kas pačiam yra įdomu, pačiam yra malonu, teikia pasitenkinimą, nes kiek yra atvejų, kad įstojau į teisę, čia kaip pavyzdys, ar ne? Mano atvejis. Jo, tai va. Pirmas universitetas. Bet gal tėvų labiau įtakoja, ar jūs? Tai va, kiti įstoja ten ar į mediciną, ar į politologiją, ir vis tiek žmogus dažnai baigia, ar ne, kiti net nebaigia, ir vis tiek pereina vėliau prie ten, kur patinka, ar sportas, ar nežinau, ar dizainas, ar architektūra. Tų daug labai dabar pasirinkimų yra jauniems žmonėms. Tai mano patarimas būtų vis dėlto orientuotis į tai, kas patinka ir tada, nebus tokio sudėtingumo, nebus, galvoti, čia eiti nepatinka, ar į darbą, ar į studijas ir vėl pirmadienis, ar ne. Tu, kai mėgsti savo veiklą, tai žymiai su tuo lengviau susidylini, jeigu taip galima pasakyti. Tai vėliau turbūt dar svarbu, kuo daugiau išbandyti įvairių ir veiklų, ir jau toj pasirinktoj srity dalykų. Jeigu siūlo, nežinau, ar dėstytojas, ar darbdavys, ar kolega, kad kažkoks yra naujas projektas, bet jis bus ten nemokamas, pasavanoriauti, tikrai siūlau eiti. Nes tu nežinai, ką ten sutiksi, tu nežinai, ką ten gausi neapčiuopiamą ar ne, naudos kažkokios, ar žinių, bet ir kontaktai labai svarbus. Tai savo studentam taip pat visada sakau, jeigu pamatot žinutę, yra renginys, atvažiuoja koks nors asmuo ar mokslininkas, ar tiesiog buvęs alumnis koks nors, kaip jam sekėsi visą karjerą savo dėliotis, tai tikrai nueikit ir tai nebus jūsų
laiko švaistimas, ten pusvalandis ar valanda, o tai laiko investicija. Tai kuo daugiau žinai, domiesi, tuo ir profesiniai veikloje gali pritaikyti. Tai turbūt tokie paprasti labai patarimai mano būtų. Bet svarbiausia, nes ne visi klauso. Iki paskutinio momento, taip pat ir pas mane klausė dėl sporto dažnai būna. Kokią sporto šaką pasirinkti, ką daryti. Tai aš irgi visada, kaip trenerė, kai dirbu, irgi siūlau, jeigu jums nepatinka tos jėgos treniruotės, jūs čia verčiat save, pasirinkit bet kokią kitą sritį. Aš niekada nesakau, kad čia prarandu, pavyzdžiui, klientą, ne man minusas. Gink Dieve, man tai geriau, jeigu žmogus atras save kitoj sporto šakoj. Nežinau, ta pati joga, jeigu labiau patinka, ne? Taip. Tai irgi visada siūlau, tai pabandykit, bandyti, nebijoti. Ir atrasti save, čia aš manau didžiausias laimėjimas gyvenime. Ko gero. Tikrai taip. Tada, koks jūsų požiūris į asmeninį tobulėjimą? Požiūris teigiamas, žinoma, mums reikia save tobulinti visada. Nesvarbu, ar tau 25, ar 15, ar 95. Visada kažkom domėtis, kažką skaityti. Ir moksliniai tyrimai tai rodo, kad žmogus, kuris, ilgiau domisi ar nuolatos domisi ir sprendžia ir ten kryžiažodžius žaidžia šachmatais, žiūri žinias, tiesiog domisi pasauliu ir demencija atitolina ir pasitenkinimas gyvenimu didesnis ir panašiai. Bet svarbus dalykas, kad pastebiu, ypač socialiniai medijoje, kursai įvairūs, būsi milijonierius, būsi gražiausias, būsi kūdžiausias, būsi laimingiausias, kokių tik tai ten kursų nėra. Tai siūlau, taip kritiškiau į tai pažvelgti, kad tas tobulinimosi procesas nevirstų pagrindinė veikla. Kad nieko nedaro. Jo, nieko nedarai, čia vienus kursus, trečius jau žiūri metai, antri ir nei tu įsidarbinai, nei tu pradėjai kažkur mokytis, nei kažko sukūrė ar ne. Tai siūlau to taip neužsižaisti, labai svarbus balansas. Bet žinoma, pradžioj tai ir kursiukų, ir kurselių įvairių galima praeiti, bet yra tam tikra riba. Tai tu domėtis turi ir tuo realiu pasauliu, realiom galimybėm, o ne kas būtų, jeigu būtų. Bet iš esmės tobulinimas savęs žinoma, kad gerai. Labai gera frazė, kas būtų, jeigu būtų. Tikrai taip. O kaip jūs save tobulinat? Aš suprantu, kad taip dėstyti kiekvienai paskaitai ruošiatės ir panašiai, kad nauji straipsniai, nauji moksliniai tyrimai, tą viską aš suprantu. Bet ar yra apart to dar kažkas, kaip jūs savo tą augimą, kaip asmenybės, asmeninį augimą, ką jūs darot? Atskleiskit paslaptis mums. Tokios labai kažkokios formulės didelės ir svarbios neturiu, bet žinoma, kad toks dėstytojų mokslininkų, profesiniai bent jau veikloje, toks visiškai natūralus. Tu negali ateiti kitais metais su tom pačiom skaidrėm, nes per metus tikrai yra pasikeitimų, jeigu dėstai tą patį modulį. Bet mano ir profesiniai, gal ir asmeniniai labiau, turbūt galima užvadinti tai, nežinau, gal laiko higieną ar panašiai. Stengiuosi vis dėlto 30-60 minučių kasdien ir apmastyti, ir susižinoti kažką naujo. Toks tobulėjimo metas ir stengiuosi tai daryti kiekvieną dieną. Tai panašu, gal tapatinu šiek tiek su fiziniu aktyvumu. Stengtis kažkiek. Negali valandos, pasportuok 15 minučių. Negali ten viso straipsnio perskaityti, ar ne, jeigu koks sudėtingesnis ten trunka ir pusvalandis, ir valanda, ir 2. Tai pasižiūrėk kelis abstraktus, ar kur vyksta kokia įdomesnė konferencija, ar nebūtinai viską skaityk. Galų gale vėl tą patį studentams sakau, žiūrėkite žinias, nes tai svarbu, tai akiratį plečia tavo suvokimą patį. Tai tiesiog tokia, jeigu galima pasakyti, tai būtų formulė. Jūs kaip tikras profesorius, aš dar kai studijavau pirmam universitete, aišku, mano buvo susiję teisės bakalauras. Tai irgi dėstytojai, aš prisimenu, pirmą rekomendaciją, jeigu sunku prisiversti skaityti teisės aktus ir panašiai, žiūrėkit žinias. Ir aš matau, kaip tą galima pritaikyti visur. Aš dabar sporto universitete, bet vis tiek bendram supratimui iš viskas vyksta pasaulyje, kad tu neiškristum Instagramuose, TikTokuose ir toj virtualioje realybėje. Taip, privalai žiūrėti ir stebėti, kas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Tai labai geros rekomendacijos. Ir kas liečia dar dėl knygų, temą palėtėm, aš turiu tokį irgi
disciplinuoju save, kad kiekvieną dieną, kaip man bebūtų sunku, nesunku ir panašiai, skaityti knygą, aš labiau mėgstu skaityti, neklausyti, bet ypač dar laikyti tikrai ne telefonė, kad pailsėtų akis nuo telefono, 15-20 minučių. Ar yra rekomendacijų priimtų aplamai dėl skaitimų į dieną, tas privaloma, ar jau čia, kai mes prisiskaitom tų 15 minučių ir panašiai, ir visko Instagram'e, kad jau tas nėra būtina, ar vis dėlto asmeniniam tobulėjimui tai padėtų, vat knygų skaitimas? Prisipažinsiu, aš knygų nelabai mėgstu skaityti, grožinės literatūros, bet aš skaitau, na, mokslinę. Tai irgi man duoda ir apmąstymo, ir įdomybių, ir žinių galų gale. Bet čia kiekvieno pasirinkimas. Labai svarbu skaitimas yra vaikams, nes tai lavina jų vaizduotę. Ne tik, kad jie raides mato, ar ne, kas irgi gerai, bet ir suvokimas, ir gramatika galų gale, bet labai svarbus dalykas lavina vaizduotę, tuo pačiu ir kūrybingumą. Tai vaikams yra būtina. Suaugusiems kas patinka? Kiek žinau, daugam labai tai nusiraminimo forma. Tu skaitai, tu šiek tiek kažkur įsitrauki, paskesti toje knygoje, žiūrėk, tada miegas pradeda imti, jeigu tu vakare skaitai. Tikrai 100 kartų geriau knyga rankose vakare, negu telefonas ar kiti įrenginiai. Šiaip skaitimas apskritai yra labai geras dalykas, visus raginu, bet, na, reikia prisipažinti, man jis nelabai tinka, bent jau grožinės literatūros, bet tikrai skaitau ir beje dovanoju knygas savo draugam, aplinkai. Ne, grožinės aš irgi ne, dažniausiai psichologinės būna, kažkaip taip sutampa, man grožinės, neįdomu tikriausiai, kažkaip. Nėra taip, kad aš mėgstu tada knygą, kai paėmiai ir norisi dar, per dieną visą, tada aš tai jau suprantu, kad čia mano. Čia labai skirtingai, kitiem irgi ne psichologinės, ne mokslinės, net ne grožinės, bet biografinės, pavyzdžiui, mėgsta knygas. Tai tas skaitimas turbūt tokio kokybiškesnio turinio, nesvarbu jau žanras, bet svarbu pats procesas. Vaikui įtrauksim. Aišku, jis dar mažiukas, pas mane tik mokinasi raidės, bet mes jau pabiškai irgi žiūrim. Gerai, dabar norėjau prieiti šiek tiek prie mūsų pagrindinės temos tikriausiai, sportas ir mityba. Tai kokios būtų jūsų rekomendacijos mūsų klausytojams, kas liečia sportą, aktyvumą, kiek to reikėtų per dieną, savaitę, mėnesį, ar galim daryti ilgas pertraukas, ar to geriau vengti? Na, pradėsiu gal nuo antros dalies. Pertraukos iš tikrųjų yra didžiulis blogis. Anksčiau buvo manoma ten savaitę, nepasportuoji, dar anksčiau ten vos ne 2 savaitės ir viskas išlieka. Dabar naujausi tyrimai rodo, kad jau po 3 parų nieko neveikimo prasideda tam tikri, tokie atvirkštiniai procesai organizme, susiję su raumenynu ir su centrinė nervų sistema ir su, žinoma, visą medžiagų apykaitą ir panašiai su tuo nejudumu arba pasyvumu. Tai iš tikrųjų to neaktyvumo pertraukos ilgos yra, didžiulis blogis mūsų organizmui. Tai aišku, taip paprasta buitinė kalba, tai kiekvieną dieną bent po pusvalandį reikėtų pajudėti žmonėms suaugusiems, bet aš tai vadovaujuosi Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis suaugusiems žmonėms, tai yra 18-64 metai amžiaus dėl fizinio aktyvumo, kurios sako, reikėtų per savaitę mažiausiai, pabrėžiu žodį, 150 minučių vidutinio fizinio aktyvumo. Tai vidutinis fizinis aktyvumas, mano pavyzdys, kai tu bėgi su kažkom ir gali kalbėtis. Bet sporto šakos yra ne baliniai šokiai, o kaip jie dabar čia vadinasi, proginiai šokiai. Taip. Tuomet tenisas dvejetuose. Ko gero galima priskirti gal tinklinio žaidimą, prie vidutinio. Kur tu judi taip savo malonumui, bet judi. Tai 150 minučių per savaitę. Tai iš to ir kilęs, jeigu padalintum iš 7, tai ten 25 ar 7 minutės, tai pusvalandis. Tai tokio užtektų, bet mažiausiai. Taip pat žmonės gali rinktis suaugę. Jeigu jiem tas nėra laiko to pusvalandžio ar nelabai patinka, o nori tokio high intensity, tai tik 75 minučių per savaitę užtenka. Tai 11 minučių per dieną. Čia visur kartoju tą frazę, kad mes kaip žmonija, kaip rūšis, esam visiškai apsileidę nerasti savo 11 minučių to didelio intensyvumo krūvio. Labai mažai, bet čia minimaliai. Bet mūsų beje kolegos
man atrodo, ką yra įrodę mažiausia, ką jau duoda pasikeitimus biocheminiam lygmenyje, tai 8 minučių per dieną tas high intensity training, bet čia jau reikia praktiškai žinot, ką turiu galvoje, bet vėlgi, suprantat, suaugęs žmogus, ar ne, jeigu tau 40 metų ir tu nesportavęs visiškai buvai, na, to high intensity jau nepavarysi liaudiškai tariant, nes ir širdis neadaptuota, nei sąnariai, reikėtų pasiruošti. Bet jeigu tu esi visą gyvenimą intensyvus, tą didelio intensyvumo krūvius galima daryti ir būnant senioru. Bet jeigu tik pradedančiuoju, tai tikrai nuo vaikščiojimo, nuo lėto bėgimo, nuo vėliau po truputėlį didinti. Taip pat svarbus momentas, jeigu jau pradėjau apie sporto šakas, gal tai dideliam intensyvumui priklauso praktiškai visos sporto šakos. Futbolas, krepšinis ir 3 prieš 3 ir 5 prieš 5, nes tu beveik nuolat judi, jeigu nesėdė ant šaliuko kaip ant keitimo. Bet kokiu atveju, ar pirmo, ar antro, ar tą vidutinį 150 minučių per savaitę rinktis, ar didelio fizinio intensyvumo krūvio 75 minučių per savaitę, abiem atvejais būtina mažiausiai 2 kartai per savaitę jėgos pratimai. Vat palėtėm jėgos treniruotės. Pas mane dažnai moteris klientės man ateina ir klausia: Silvija, o tai jeigu aš ateisiu 1-2 kartus per savaitę, ar tai gerai ar blogai, ar iš vis nereikėtų? Aš tai aišku suprantu, kad tai yra 2 kartai, čia yra minimaliausiai. Čia minimum, tiesiog minimum. Ir aš aišku pasakau, kalbinu visada, bandau ten kažkaip gražiai taip pasakyti, ateikit 2 kartus jėgos treniruotės, o 3 kartą kardio, pavyzdžiui. Arba tempimai, grupinė, puikiai tiks. Puikiai tiks, yra grupinių irgi labai gerų. Kokie būtų jūsų patarimai moterim? Mano vis tiek publika didžiausia moteris, vyrai, jie kažkaip labiau supranta, kaip tai reikėtų daryti ir nebijo ateiti į jėgos, atlikti jėgos treniruotę, ateiti į salę. Bet moteris, ypač kuriom 40+, aš manau, jom yra šiek tiek baisu. Koks būtų patarimas? Minimalus kartai per savaitę, vis tiek dažniausiai tai būna valanda. Bet toje valandoje 10 minučių apšilimas, 10 minučių tempimai pabaigoj. Kiek kartų tokių būtų labai gerai jų sveikatai? Tai pradėsiu gal iš mokslinės pusės. Netgi mokslinių straipsnių yra, kurie aiškiai pasako, moteris tikrai turi mažiau žinių susijusių su ypač jėgos treniruotėmis negu vyrai. Tai todėl viena iš priežasčių ir yra, kad jos mažiau įsitraukia ir labiau vengia. Nes, paprastai mes jau taip sudaryti, ko tu nežinai, ko tu nenusimanai, tu skipini. Ai, ne man geriau, bet tikrai raginčiau pasidomėti, paskaitinėti, yra ir lietuviškos tos informacijos, ir dabar vertimai taip lengva. Ir panašiai, tikiuosi irgi reikėtų, aišku, atsirinkti. Tai tas yra, toksai blogis, jeigu taip galima pasakyti, kad žinių stoka. Ir nuo to prasideda kažkoks nepasitikėjimas ir truputį baimės. Tai iš tikrųjų reikia skaitinėtis, galų gale konsultuotis su treneriu. Tikrai tau treneris išaiškins. Ir dar toksai dalykas, kalbant apie jėgos treniruotės, ir moteris dažnai, kurios nesusijusios su sportu, net ir mano aplinkoje, tai sakau, kada tu pradėsi sportuoti. Tai vat vėl, nežinau ir taip toliau, tos jėgos treniruotės daugam asocijuojasi su ganteliais, su štanga ir panašiai. Jėgos treniruotėm priskiriami ir gumos, ar ne? Taip. Ir su savo kūno svoriu. Pradedant tikrai to užtenka. Aišku, su savo kūno svoriu, labai gerai, jeigu yra treneris, kuris kaip daryti, kiek, sustato ir panašiai. O tada jau galima po truputėlį, po mėnesio, po pusės metų ir jau ir štangutė, ir ganteliuką ir panašiai. Integruoti. Jo, tai noriu taip nuraminti moteris, kad nebijoti tų jėgos treniruočio termino, pačios savokos. Nes į ją įeina ir su gumom darbai, su savo kūno svoriu. O apskritai dėl kiekio tai labai priklauso. Amžius, raumenynas, ta pati motyvacija galų gale. Bet moksliniuose straipsniuose vėlgi pasirinkimų yra daug. Vieną skaičiau, ar geriau 2 treniruotės po pusvalandžio, bet jeigu tik jėgos, ar 4 po 15 minučių per savaitę,
tai nebuvo jokio skirtumo. Ir tas, ir tas. Tai reiškia, kaip tu geriau pasirenki. Vėlgi, jeigu tokios, grinai jėgos 15-20 minučių prieš apšilimą, po tempimo, dar kol mini ten atsipalaidavimo pratimai, tai praktiškai ir susidaro ta valanda. Nežinau, ar taip rekomenduočiau, kad visą valandą ištisai jėgos treniruotę, ko gero ir nuobodoka gali būti. Tai aš tai siūlyčiau, kad geriau ateiti 3-4 kartus geriau su treneriu padirbėti, ar tiesiog į sporto klubą ir nebūtinai tą visą valandą, ar ne? Gal po pusvalandį, tai čia po pusvalandį 4 kartus, čia būtų virš rekomendacijų beveik ir tobula, dar jeigu pasivaikšto žmogus, jeigu į darbą eina pėsčiomis, dar žiūrėk savaitgalį kokį dviratį pamina, tai būtų super iš tikrųjų rekomendacija, tokia buitinė, labai paprasta, tai tikrai to užtektų ir mes ir ilgiau, ir laimingiau gyventume. Aš pastebėjau 2 didžiausias moterų baimės. Pirma yra ateiti į salę, iš viską ten daryti, tai čia paprasčiausia rekomendacija būtų paimti trenerį ir nebus to nejaukumo. Viskas išspręsta. O antra didžiausia baimė, aš tapsiu kaip vyras. Ir aš sakau, aš 7 metai sportuoju be pertraukų, jėgos treniruočių. Prieš tai ten buvo rankinis futbolas, krepšinis, sakau, 7 metai be perstojo, netgi nėštumo metu taip pat, aišku, krūviai buvo atitinkami. Ir sakau, aš kažkodėl dar ne vyras ir mano balsas nepasikeitė ir panašiai. Tai vat irgi tokie yra mitai dėl tos baimės, kurias pastebėjau. O kas liečia vyrus? Jiems yra paprasčiausios rekomendacijos, kiekgi to būtų kartu. Ar tas pats jiem irgi, ar jeigu jie siekia jau tokių vis tiek vyrų jau ten, kai ateina, tai jau sportuoja jau ten labai. Ar yra kažkokie skirtumai, ar esmė yra ta pati ir vyrui, ir moteriai? Pasaulio sveikatos rekomendacijos yra vienodos, ar ne, kaip jau išvardinau, ir minutės, ir mažiausiai 2 kartai per savaitę raumenyną stiprinantis pratimai, bet žinoma, vyrams kitokios jau tos treniruotės, jiems ir svoriai didesni, ir ilgiau galima daryti, vien dėl paprastos priežasties prigimtinai. Moteris turi mažesnį raumenyną, mažesnę masę negu vyrai, kaip ir jėga. Tai vyrams vis dėlto gali būti drąsiai šiek tiek daugiau negu moterims, bet tai labai priklauso. Supratau. Ir dar norėjau paklausti, aš prisiminiau, salėje įvykiai irgi buvo, kai prie manęs priejo ir viena iš moterų paklausė, nes būna dažnai dabar ir man tai džiugu matyti paauglius sportuojančių salėje jėgos treniruotėse, nes mano laikais tas nebuvo populiaru, nebuvo netgi salių tame iš tikrųjų miestelė, kur aš gimiau. Ir manęs paklausė, netgi nepaklausė, o paprašė paneigti arba pasakyti, kad tai yra tiesa, kad jeigu 14-metis, 14-16 paauglys vaikinas sportuoja jėgos treniruotės, tai yra su štanga, svoriai, bet jie nėra tie tokie, kur nesveiki profesionalai, kur būna, tarkim, kad jis stabdo savo augimą. Ar taip yra, ar nėra? Kad tai nukentės jo ūgis. Ir aš taip kažkaip sakau, pirmą kartą girdžiu. Na, būdavo įvairių tų situacijų tais senais gūdžiais laikais, kad, pavyzdžiui, cirko artistai arba gimnastai, ar ne, bet ten būdavo visiškai žmogaus teisių pažeidimai, kad suaugę žmonės stovėdavo vaikams, paaugliams ant pečių, kad jie neaugtų, kad būtų geresni rezultatai. Įvairių tokių būdavo, bet sutrikdyti visus endokrininės sistemos funkcijas, apskritai viso organizmo funkcijas, kas gamina hormonus ir kokius, gali nebent super viršijantis krūviai, tai čia gali viską sutrikdyti ir viską iššaukti. Toks jau neadekvatus, ar ne, krūvis, tai tuomet gali. Bet tie apsilankimas kelis kartus per savaitę tikrai neturėtų sutrikdyti, nebent jau turi dar kažkokių šalutinių, gretutinių lygų paauglys, kuris nežino. Tai šiaip tai toksai mitas, bet tų pavyzdžių tokių yra. Bet jeigu, tas posakis, kas per daug, tas nesveika, tikrai galioja. Bet su jėgos treniruotėm daug užsižaisti paaugliam dar aš nerekomenduočiau. Tai tikrai su kūno svoriu, šuoliukai įvairūs, viskas puiku. Su štangutėm, tikrai, sakyčiau, uždrausti rungtyniauti.
Žinot kaip, nu dabar Taip. aš paspaudžiau ten 70, ne, aš 80, arba pritupiu, ypač stuburasgi dar vystosi, dar nesusiformavęs. Bet jeigu vat su tuščia štanga, liaudiškai tariant, jeigu subrendęs labiau ar ne, paauglys, tai gal ir nieko tokio. Bet šiaip siūlyčiau vat, vėl gumos, savo svoriai, o jau vėliau, bet čia kalbu ne apie profesionalų sportininką, o apie sveikatinimo tokia. Vat sveikatingumui, bet ne raumenų augimui. Tikrai nevengti jėgos treniruočių, bet jau taip protingai save įvertinti ir nerungtyniauti su kitu, nes tu esi labai labai individualus. Ir tavo emocijos dabar vienokios negu to kito paauglio, nesvarbu, kad jis tą pačią dieną gimęs. Ir raumenynas gal netoks susiformavęs, ir centrinė nervų sistema, ir stuburas, ir nežinau, ir sąnariai, ir sausgyslas labai skirtingai vystosi. Tai todėl rungtyniauk su savim, bet ne su kitu. Va, tas labai geras patarimas. Tada, kas liečia mitybą? Kokios tendencijos dabar Lietuvoje vyrauja su maistu, sveikos mitybos įtraukimo į kasdienybę? Vis dėlto pas mus daugiau žmonių, kurie minta valgo sveikai, ar vis dėlto nelabai? Deja, bet nelabai. Mes ko gero esam pirmieji ištyrinėję Lietuvos ir vyresnių klasių mokinius ir apskritai jaunus žmonės viduržemio jūros mitybos principus. Jų esam ištyrinėję. Čia vėlgi kartais žmonės taip skeptiškai tai žiūri, bet Pasaulio sveikatos organizacija aiškiai yra pasakiusi, kad viduržemio jūros mitybos principai, ne dieta pabrėžiu, principai yra patys sveikatai palankiausi visam pasaulyje ir nesvarbu, kur tu gyveni. Tai ir Lietuvoje mes jų galima laikytis ir turėtume. Tai jie rodo, pavyzdžiui, jauni žmonės, suaugę, tai yra 18, 30, 18, 35 metų, tik tai 7% maitinasi itin gerai arba idealiai, galima sakyti. Labai mažai. Ir apie 60% vidutiniškai, na ir lieka apie trečdalis mūsų gyventojų, kurie visiškai nesilaiko viduržemio jūros mitybos principų. Tai nežinau, ar būtų aktualu, galėčiau gal greitai praeiti, kas tai yra. Taip. Tai čia nėra, mes neturim gyventi šalia viduržemio jūros, kad laikytis šitų principų. Aš pas Andriją pirmą kartą išgirdau ir tokia galvoju, nereikia gyventi. Jo, galime taikyti, tai dažniau rinktis baltą mėsą negu raudoną. Taip. Tai reiškia vištieną, triušieną, kalakutieną. Aš tai asmeniškai nesiūlau atsisakyti raudonos mėsos, ypač jautienos geriau. Tai, bet retai. Baltą dažniau, aišku, dar geriau žuvį. Bet jeigu sudėta raudona mėsa, balta žuvis, tai rinkis žuvį geriausiai. Jeigu dar, bet vėl kokybės ne, lašiša irgi gerai, ypač jeigu jinai yra ta laukinė, ar ne, ten ir omega 3 ir daug kitokių gerų savybių, bet nedaug jos yra ir gal kaina šiek tiek, tai kiekvieną dieną turbūt neprisimaitinsi. Bet kartais, jeigu yra galimybės, tai prašom. Apskritai, tiesa, turbūt turėjau paminėti dar prieš mėsą, žuvį ir vištieną, kad viduržemio jūros mityba visa sukasi apie alyvuogių aliejų. Tai riebalas pagrindė turėtų arba kiek įmanoma daugiau gauti būtent iš alyvuogių aliejaus, o ne transriebalų, ypač ten margarinų ir taip toliau. Nepamirškim, kad riebalai avokade irgi yra. Taip. Bet kartais ten galima, neapsiriboti savęs. Aš tą pavyzdį dažnai sakau, tu nuvažiuoji pas tėvus ar pas giminės ar dar kažkur ir cepelinas su spirgais ir su grėtinė. Kiek tu ten nuvažiuoji? Kartą per pusmetį, ar ne? Ar kartą per 3 mėnesius? Tikrai tau nieko nenutiks, jeigu tu skaniai suvalgysi, jeigu tau patinka. Bet to riebalo gyvulinės kilmės reikėtų vengti. Daugiau daržovių, daugiau vaisių, riešutų, labai svarbus ankštiniai. Tikrai lietuviai mes tas pupeles, jeigu pavalgom, tai gerai. O daugiau, kažkaip ir lęšių, dabar tai pasirinkimo yra ir jie labai daug turi gerųjų savybių. Tai tikrai dalim galima net ir tą mėsą atstoti, bet manau, kad ne visiškai. Tai tokie pagrindė principai pasirinkimo, ar ne? Ne kad
50 gramų to, 100 to. Ne, tu renkiesi baltą, ar, aišku, porcija irgi svarbu. Tiesa, įdomus dalykas apie Viduržemio jūros mitybos principus, čia atskirą galima pokalbį ir podcastą turėti, kad vis dėlto svarbus ir pats procesas. Ir darimo, ir valgymo, su kuom, o ne taip, kad kaip mes dažnai 12 valanda, čia staigiai... Kuo greičiau, nei tu pasimėgaujai, nei vėliau pamiršti, ar tu valgy ar nevalgy, nes galvoji, arba dar kažką skaitinėjai. Tai valgyti reikia ramiai. Ir aišku, kiek įmanoma, kad ir skanu būtų, bet tą jau tu gali pasirinkti. Tai žodžiu, maistas svarbu ne tik iš to, ką tu valgai, bet su kuom ir kaip. Toks simbiozė, jeigu taip galima pasakyti. Jo, ir dar per tą skubėjimą žmonės pamiršta, kad sotumo jausmas ateina vėliau. Taip. Ir tada daugiau pavalgom ir atrodo, taip. Dar suvalgyčiau, jau ir vos paeinu. Tai aš irgi duodu visada patarimą, kad šiek tiek alkanam nueiti nuo stalo, dar taip nepamiršti, ypač jeigu tai riebesnis gerųjų riebalų maistas, nuo riebalų dar lėčiau ateis tas sotumo jausmas. Suvalgius riešutų, pavyzdžiui, 20 gramų riešutų ir 20 gramų angliavandenių. Tai aš manau, nuo angliavandenių, ten grikių lęšių, ryžių, tu greičiau pajusi kažką, nei nuo tų pačių riešutų. Tai irgi toksai. O kokia jūsų mityba, ką jūs labiausiai mėgstate valgyti? Aš daug ką. Stengiuosi, aš dabar negalėčiau pasakyti, ko taip jau labai nemėgstu, kas jau man visiškai neprimtina, turbūt, kuo toliau labai toleruoju vis įvairesnį maistą. Bet vėlgi, kai tu skaitai, tyrinėji, kitiem kalbi, tu nenorom pradedi taikyti ir savo. Būtinai. Tai man būna kartais, kad ar kokia kelionė, ar kokie skrydžiai, tikrai ten nei šviežių salotų ar panašiai, tai tada jau kitas dienas stengiasi. Arba jeigu jau suvalgiai, tą cepeliną pietums, tai tikrai vakarienė jau salotas su kažkuo lengvu, ar su žuvim, ar jūros gerybėm, ar ta pati višta. Tai stengiuosi kiek įmanoma maitintis sveikiau, bet tikrai būna visko, nes, yra tų dirgiklių išorinių, ir burgeris, ir koks kvapas, ir dar kažkas, ar šašlykas vasarą, ar ne, tikrai neatsisakau. Tiesa, ko paskutiniu metu praktiškai nevalgau, bet vėlgi, nebent kažkur jau naminis maistas, tai kiaulienos. Nes tikrai yra kompensuoti ją, nes ten yra ir cholesterolį skatinančių dalykų, ir riebalų daug ir panašiai. Tai kiaulienos gal labai minimaliai valgau, o daugiau tai tikrai paskutiniu metu žymiai daugiau daržovių pradėjau valgyti ir kas atradimas. Ne dabar, bet prieš keletą metų apdorotos daržovės. Man anksčiau visiškai jos būdavo neprimtinos, ten cukinijos, paprikos, baklažanai, morkos, kalafijorai ir panašiai, virti ar troškinti, ar ten dar kažkaip kitaip orkaitei. Tai man būdavo tiesiog neskanu, o dabar tiesiog skanu. Tai nežinau, ar čia pasąmoniai, kad galvoji, kad sveikiau ar ne, bet manau, kad receptorių tu neapgausi. Gal tiesiog keičiasi skonis einant gyvenimui. Aš kažkaip girdėjau, bet čia labai senai skaičiau, negirdėjau, kad kas 7 metai keičiasi skonio receptoriai, bet nežinau, ar čia tikrai ar ne, kad kas man nepatiko 7 metus atgal, dabar man gali labai patikti ir bus skanu. Nežinau, ar tai moksliškai labai pagrįsta, bet kad mes karts nuo karto keičiamės, turbūt organizme pas mumis yra kažkokių tam tikrų ciklų, kurių dar tikrai neištyrinėta. O gal ir keičiamės. Aišku, čia ir sakoma, kad ir darbą keis kas 7 metus ir dar kažką. Tai nežinau, čia tiesiog tokiam bendram pamastymui palikim, kad, neatmeskim šito varianto. Gal taip ir yra. Tada aš norėjau paklausti, galbūt turite top 3 dalykai, kuriuos rekomenduotumėt išbraukti iš savo mitybos 100% iš karto. Galimai kiauliena, kaip kalbėjom. Produktai, dalykai, maistas, kažkuris didžiausias blogybės, top 3 didžiausių blogybių. Numeris 1 turbūt perdirbta mėsa. Tai yra ten kepta, rūkyta, malta, sūdyta, virinta, žodžiu, kad jeigu jau ta pati kiauliena, tai tiesiog kiauliena.
kepsnys, ar ne? Ar ten jeigu susimalti pats, o ne dar kažko ten visokių priedų. Tai manau, kad rūkyta, labai didelis blogis yra rūkytos dešros ir panašiai. Nu tikrai reikia atsisakyti. Tai ir moksliškai įrodyta ir daug apie tai kalbama. Tai manau, šitas yra blogis kartu su kiauliena, jeigu taip viskas sudėjus, bet jeigu jau valgom kiaulieną, nu, kepsnys, ar ne? Ar troškinys, labai geras dalykas. Bet tas perdirbta mėsa tai yra prastas variantas. Na ir turbūt pridėtinis cukrus. Tas tikras cukrus, turbūt dar blogiau, arba kartu įvairūs tie cukraus pakaitalai. Nu tikrai jie nėra sveikiau, o dar ko gero ir blogiau. Ir blogiau, kolas vyrau. Jo, ir iš ko daryti tie ir piragai, ir kremai, ir piragaičiai, ir, nu, reikėtų kiek įmanoma sumažinti. Nes nepamirškim, kad cukraus yra visur praktiškai, toj pačioj dešroj. Jeigu paskaitytumėte, yra cukraus, duonoj. Jo, mes gaunam pakankamai. Tai geriau vis dėlto tą cukrų gauti iš kiek įmanoma natūralesnių vaisių, pavyzdžiui, ar ne, medaus šiek tiek, bet irgi yra tam tikros ribos. Tai gal net trečio nežinau, ar paminėčiau, bet pirmas tai ko gero perdirbta mėsa. Ir nebūtinai ten kiauliena visa perdirbta mėsa. Bet antra, cukrai, trečio net nesugalvoju. Ko gero, šitie du, kurių tikrai galima atsisakyti. Nu neberkim to cukraus į arbatą. Pajauskim arbatos skonį, tiesiog jos iš tikrųjų yra skanios. Suprantu, kad ten piragas, nu nenormalu be cukraus. Nu tai piragą nevalgom kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, ar ne? O jeigu stevija? Negalėčiau atsakyti. Bet kad nedaug, bet šiek tiek į piragą, nes į arbatą tai ne. Kam? Natūralų skonį jos pajusti. Bet šiek tiek pasaldinti, nežinau, grūdėtą varškę, kuri gali būti netokia skani, nu kas neturi proteinų. Nes aš, pavyzdžiui, pakeičiu tas saldumynus, paimu iš proteinų, įmaišau ir viskas, man labai saldu. Bet kartais stevija ten į piragą, kai kepu ir panašiai. Aš suprantu, kad kas per daug tas yra blogai, bet jeigu šiek tiek, ar tai geras būtų pasirinkimas ar nelabai? Žinokit, negalėčiau atsakyti. Nenoriu, mažai gal susipažinęs, tai ir nenoriu savo nuomonę sakyti, tokios nepagristos. Bet dar grįžtant prie saldumynų, ta pati Viduržemio jūros mitybos principų įvairūs apklausos, klausimynai, ten yra toks klausimas, kuris man patinka, kuris nepaneigia to, nes gliukozės apskritai mums reikia organizmui ir smegenim ir panašiai, bet tik tai žiūrint geriau kaip gauti, kad kokybiškesnį gauti. Bet ten yra toks geras klausimas, vienoj iš tyrimo anketų jų yra aišku daug, kad ką tu renkiesi, ar pirktinį saldumyną, ar namie gamintą. Tai mano patarimas, gaminkit namuose, tu ten žinai, kad tu tikrą medų dedi, kad tikrą kiaušinį, tikrą pieną, ar ne, jeigu ten piragą kokie, o ką tu perki kažkur, tai beveik niekur dabar tikras kiaušinis nebededamas, o milteliai, pieno irgi milteliai, cukrus ten iš vis neaišku dar, nu... O kaip būna ir įvardėje, ten jau formulių, kiek cukraus daug skirtingų, aš tiesiog, kai domėjausi, tai žinau, kiek daug skirtingų cukraus formulių ir kaip jie jį užslėpia dar etiketėse, tas irgi yra baisu. Tai mano irgi patarimas pirmas būna, kai bendrauju su klientais, tai atsisakyti cukraus arba pereiti, jeigu norisi saldaus, tai jau geriau vaisius. Jo, tai visiškai neatsisakyti, nes sunku žmogui. Ten, jeigu buvo pratęs mažinti po truputėlį vaisiai gerai, nu o jeigu jau tikrai norim pasilepinti, kepkimės, darykimės namie ir dar geriau, jeigu su šeima, su vaikais, tai iš vis toks ir kitas ryšys, ir skanu, ir sveikiau, kiek įmanoma. Tai tikrai rekomendacija.
gamintis namuose. Jo, mes kepėm su Dominiku bananų duona tą patį, ne? Tai Mačiau aš pas jūs. Jo, ir nereikėjo cukraus, taigi bananas jis pats į save saldus ir viskas. Ir užteko kakavos šaukštelis, jinai irgi priduoda skonio, cinamonas. Ir aš prisimenu, jisai tai labai jisai labai. Bet tiesa, jam 6 metukai, tai jisai, aš matau, dar sakiau jam, prisimenu, ne jam, o publikai sakiau, kad neauklėkit vaikų, auklėkit save, jie vis tiek bus panašus į jūs. Taip. Tai ir kas liečia mitybą, tai jisai žino, kas yra angliavandeniai, riebalai, baltymai, jeigu mes žaidžiam. Dėl ko jis žino? Nes mes žaidžiam, mes valgom, lėkštė yra suskirstyta ir aš paklausiu, o kas čia? Ir jis jau man atsako ir taip pradeda gaudytis, nes aš suprantu, kad mūsų ugdymo įstaigose nėra integruota tas apie sveiką mitybą ir aplamai koks netgi maistas valgyklose mokyklų dažnai būna. Nekalbu apie visas, yra daug kur jau tas peržiūrėta ir pataisyta mityba, bet daugelįje mokyklų vis dar nėra ir darželių taip pat. Vis dar nėra ten labai gera padėtis, aš taip sakyčiau, Lietuvoje. Taip. Ir padažai dedami neaiškus ir tie patys pirktiniai kečupai ar perdaryti. Žodžiu, yra dar kur tobulėti. Situacija, manau, kad gerėja ir mokyklose, ir darželiuose, bet jo. Gerai. O kokias klaidas daro žmonės, kas liečia mitybą? Ar jūs pastebėjot, dažniausiai daromos klaidas susijusios su sveika mityba? Manyčiau, didžiausia klaida yra kraštutinumai. Arba dietos. Čia išvyt, greikiu. Ar greikiu, ar keto, nesvarbu. Dieta žodis apskritai, net ne žodis, pats veiksmas, apskritai yra blogis. Tas jo efektas, visi suprantam ir ta kančia nuolatinė. Žinoma, kad dietos kartais išskirtinais atvejais reikia laikytis. Dėl lygų, prieš operaciją kažkam ar po, įvairių situacijų, bet tai mažiau negu 1% mūsų visuomenės. Tai yra būtinumas. Bet bendrais bruožais tai, tas blogis ir grėsmė tai yra dieta, kuri, alinam organizmą ir panašiai. Ir tie kraštutinumai, ar ne? Dabar nebevalgysiu cukraus. Jeigu tu natūraliai gali, tai ir nevalgyk, bet labai dažnai ir suirztas žmonės ir panašiai. Jeigu jau nori mažinti, o jo reikėtų mažinti, nes tikrai mes valgom jo, jeigu taip masiškai pažiūrint, tikrai per daug, mums tiek nereikia mūsų organizmui. Tai mažinti, bet palaipsniui. Ir pereiti prie kokybiškesnio. Geriau tą, pyragaitį nusipirkti vieną ir pažiūrėjus sudėti tikrai brangesnį negu 8 prastesnės kokybės ir organizmui bus geriau ir panašiai. O dar geriau vis tiek grįžtų prie to pačio gamintis namie. Bet tie kraštutinumai vėl, tos mados, ar tai grikiai, ar tai vien mėsa, ar ne, ar tai vien daržovės. Ne, žiūrėti porcijas reikėtų, mažinti ir man tas patinka dalykas, kad jeigu nori didinti porciją, tai didink daržovių sąskaitą. Ten truputėlį, o ne dar guliašo, ar ne, kaip pavyzdys, arba dar bulvių piurė, kuri buvo ten su grietinėlė ir su sviestu. Tai didink, bet aš nerekomenduoju atsisakyti mėsos žmonėm, tik tai sveiko proto principas ir baltos daugiau, ir žuvies, aišku. Bet nepamirškim ir tų tikrai daržovių patiekalų. Dabar yra daug pasirinkimo ir daug interpretacijų. Tai nežiūrėkim, kad 2 kartus per dieną mums turi būti arba žuvis, arba višta, arba raudona mėsa. Galim išsiversti ir be jų. Tiesiog čia kūryba. Jinai užima laiko, bet maistas apskritai yra, investicija visa kame. Tiek finansinė, tiek ir laiko mes privalom investuoti, taip pat kaip ir fizinį aktyvumą, jeigu norim sveikesnio kūno ir ilgamžiškumo. Ar žinote, ar žmonės dažnai naudojasi sporto ir mitybos patarimais iš specialistų? Ir ar rekomenduotumėte tą daryti, ar vis dėlto, kaip visada pas mus vyrauja, sutaupysiu, geriau pasiskaitysiu pats? Aš tai rekomenduočiau iš tikrųjų. Idealiam pasaulyje su idealiom fizinio ugdymo pamokom turėtų, didelį fizinį ir sveikatos raštingumą turintis žmogus išeiti. Bet ne visose situacijose taip kol kas dar yra deja. Tai iš tikrųjų, jeigu žmogus abejoja, nežino, tikrai reikia kreiptis į specialistą. Beje, nepabijokit pasiklausinėti ir šeimos gydytojų galų gale. Išvis, kas su sveikata susiję, mažiau reikia klausti kaimyno
ar pasigūglinti, liaudiškai tariant, o vis dėlto pasikliauti specialistais. Na, tam yra jie ir rengiami, ir 4 metus, ir 6 ir panašiai. Tai, bet treneris vėlgi, žinau, kad jis ir kainuoja žmonėm, ar ne visi gal gali, bet aš tai rekomenduoju, paprastai, nueikit kelias, tas valandas išsipirkit ar ne, gal karts nuo karto atšviežinti, gal 10 treniruočių vėliau namie gali daryti, po mėnesio gal vėl ateiti. Na, įvairių tokių interpretacijų yra. Jeigu yra galimybės, tai iš vis asmeninis treneris visam laikui labai gerai, visam gyvenimui, kai kurie turi savo, tai čia idealiu atveju. Bet šiaip tai tikrai reikia specialistų ir mitybos, ir fizinio aktyvumo, ar sporto, ir to pačio mediko, ar kineziterapeuto, jeigu tau skauda kažką ir tu abejoji, ar čia treneris gali kažką patarti. Na, specialistai yra vis dėlto specialistai, tai kreiptis pas juos. O apskritai manau, kad Lietuvos gyventojai, na ir žinau, kad vis domisi vis daugiau. Bet tarkim, čia prieš kelis metus buvo tokia statistika, kad berods Europos vidurkis sporto klubų lankymo yra ten 10-12% ar panašiai. Lietuvos buvo ten 2-3, po to jau buvo lyg 3-4. Ta prasme, kad sporto klubų mes, Lietuvos gyventojai, lankom ženkliai mažiau negu Europos gyventojai. Vėlgi, Vilniuje, Kaune, na, turbūt galiu drąsiai sakyti, statistiškai patikimai skiriasi. Didesniuose miestuose daugiau yra sportuojančių, kitur mažesniuose išvis net nėra sporto klubo. Na, tai vėlgi toks yra atotrūkis. Bet žmonių, jeigu taip ir vizualiai pasižiūrėjus parkuose bėgiojant prieš 10 metų, ar ten prieš 15, nu iš vis kreivai, žmonės kartai žiūrėdavo ir tu pats nekaip čia jausdavaisi, tai dabar tikrai jau to nėra ir ženkliai, jeigu geras oras, ten tarkim, ar mūsų ąžuolyne Kaune, ar Vilniuje Vingio parke, tiesiog jau kartais prie tilto ir tokie mini kamščiai būna, jeigu kas su vežimuku, kas su dviračiu, kas su riedlentė ir dar bėgikai, bet tas džiugina iš tikrųjų. Požiūris į sveikatinimą, manau, visuomenės mūsų gerėja ir pats elgesys keičiasi vis daugiau ir sveikiau bandančių maitintis ir fiziškai aktyvių. Tai tas džiugina, bet toli gražu mes dar, ne šviesmečiais, bet labai atsiliekam nuo tų paprastų elementarių rekomendacijų. Bet ir kiek faina, ir kaip faina, kiek daug maratonų Vilniui būna. Gerai bėgimas, bet bėgimas gali būti ne visiems, yra ėjimas, tas išvis tobulą. Aš kaip pamačiau, galvoju, o Dieve. Jo, tikrai renginių daugėja ir tas labai pagirtina, bet vėl mano pastaba gal čia ir organizatoriam, ir gal politikos priėmėjam ar savivaldybių administracijoms, nepamirškim miestus, kaimus, gyvenvietės, miestelius. Ten jų itin mažai. Čia mes išlepę miestuose. Vilnius, Kaunas, Klaipėdoje dar, tai tikrai gali rinktis tų ir maratonų, ir renginių, o ten, nežinau, kaip pavyzdys, Šeduvos kur nors rajone, maža miestelė, ten tiesiog nėra per metus nieko. Tai tas šiek tiek liūdina ir į tą atkreipti dėmesį turėtų, jo. Gerai, tada dar vienas toks klausimas, kaip išlaikyti sveiką svorį ir kūno sudėjimą? Kaip visada išlikti gražioje formai? Čia turbūt sudėtingas, čia visi norėtų, ar ne? Sudėtingas klausimas. Bet vėl balansas. Turi būti balansas. Ir sporto, ir nepamirškim poilsio. Nes turbūt gal kartais, kas seka, kas žiūri, jūs vis tiek dedat su fiziniu aktyvumu, tai kartais žmonės gali pagalvoti, kad jūs tas 20 valandų, kai nemiegat ar ne, ir sportuoja. Tikrai ne. Tai reikia ir sporto būtino, reikia ir sporto klube, ir jėgos, ir kardio, bet reikia ir poilsio, reikia ir proto lavinimo, ar ne, kaip minėjot, knygų skaitimas. Tai ir mityba labai svarbu. Daug tokių dedamųjų. Taip, vienu sakiniu arba vienu žodžiu negalėčiau atsakyti iš mokslinės pusės. Tai žmonės, kurie skaičiuoja, kurie dėliojasi, kurie ten planuoja, žiūri, sveriasi, ypač pradžioje jų įsitraukimas į sveikesnį gyvenimą yra didesnis. Tai tie, kas nori pradėti ar numesti svorio, ar priaugti, tikrai
parsisiųskit ne vieną, ne 3, nežinau, daug tų programėlių, nusipirkit dar kažkokį gal įrenginį, sverkitės, matuokitės, nes tai gali būti, kad jūs užkabins tam. O vėliau kažkaip manau, kad natūraliai ten po metų ar po 2 jau žinot, ką darot, žinot, ką valgot, čia angliavandeniai, čia tas, ar priauksit, ar numesit. Tai įprotis yra. Jo, jau bus įprotis. Tai pradedantiesiam galbūt tokią rekomendaciją, kaip išlaikyti, tai pradėti gal skaičiuojant, kad būtų aišku žmogui. Nes mes su jumis tai vienoj barikadų pusėje, ar ne, kur žinom, kur kasdienybė ir formuojam, jau galima sakyti. O žmonės, kurie mažiau turi žinių, tai visiškai natūralu. Tai jiem labai gerai tas, kad žinotų. Ir dienoraštis net galima, kas netingi iš tikrųjų vesti. Dienoraščiai dabar labai populiarėja, ne tik to fizinio aktyvumo mitybos, bet ir savo jausmų, ar ne, savo emocijų. Taip, tai jeigu tik yra laiko galimybių, tai dėliotis. Tiesiog, kad būtų vaizdas, kad matytųsi. Ir kad matytųsi, aišku, labai tas motyvas didėja, kai tu matai pažangą. Ten, tarkim, nežinau, čia iš lempos, taip liaudiškai tariant. Prieš mėnesį ten 7 kartus prastai jautėsi, dabar žiūri 5, ar ne? Ten svoris toks, nuotaika tokia, ir iš tikrųjų veikia, reiškia, ir treniruotės, ir treneris gerai, ir pasivaikščiojimas, ir gerai, kad apsipirkau daugiau daržovių, skyriui daugiau praleidau laiko, o ne prie konservų, ar ne? Tai toks šaldytų spurgyčių. Jo. Iš tikrųjų, jūs labai aš gal taip stipriai nepastebėjau, bet galima būtų paminėti, kad taip, aš mokinu žmonės, turiu savo kursus tam tikrus vykdau, ten jie yra nemokami, irgi labai faina, kad valstybė tą padarė tokią galimybę, bet dažniausiai žmonės ten, aš linkusi tai, kad tai būtų pradedantysis žmogus, kuris visiškai neturi supratimo, kad jam įsivažiuoti, nesuprasti bendrai. Ir aš ką paėmiau, kokią priemonę pirmą buvo ir pagrindinis mano tikslas buvo išmokinti skaičiuoti maistą ir suprasti, kas tas yra. Ir būtent su tom programėlėm ir tada žmonės pasižiūri, nes dažniausiai ką sako? Tai, kad aš nieko nevalgau, bet priaugau svorio. Taip nebūna. Dažniausiai taip nebūna. Taip. Ir mano praktikoje, kas man pasiteisino, kaip jūs pasakėte apie tą dienoraštį, aš gal gerus 5-7 metus atgal parsisinčiau programėlę vieną iš jų, tai galim, MyFitnessPal, paprasčiausia arba Fat Secret yra. Aš viską rašiau. Ar valgau sveiką maistą, ar nesveiką, aš viską rašiau ir kas faina, aš galiu ištrinti programėlę, parsisiųsti, prisijungiu ir visi duomenys yra. Ką aš dar dariau, aš fotografavau save veidrodį ir kėliau nuotrauką. Ir aš galiu dabar atsekti, koks buvo mano maistas tada, koks buvo svoris, kaip aš atrodžiau ir kokia buvo savijauta, nes aš nepadėgėdavau užrašyti 3 žodžius. Šiandien jaučiausi pavargus, man skauda, man neskauda, dar kažką tokio. Ir aš dabar, tik tais po 5-7 metų, tokia atsiverčiu ir galvoju, o Dieve, Silvija, ačiū tau, kad tu tada nepatingėjai tai padaryti ir kaip aš galiu atsekti save, atsekti savo savijautą, savo sveikatą, kokios traumos jau galiu atsidėlioti, jeigu buvo, nebuvo. Ir dabar tas labai padeda mano klientams, žmonėm, aplamai Instagram'e irgi, man niekada nebūna gaila pasidalinti, jeigu tik žmogus domisi šią temą, tai man tik džiugu ir labai faina. Ir sakau, rašyti dienoraštį, pradėti tą pildyti, nors, sakau, po biškį, po šiek tiek ir jie įsitraukia. Ir aš pastebėjau, tai labai stipriai įtraukia žmonės, kai jie skaičiuoja. 100%. Tiesa, apie skaičiavimus. Ar jūs, tikriausiai dabar jau neskaičiuojat savo kalorijų, bet... Ne, aš niekada neskaičiau. Niekada visi. Bet tik tiek, kad aš nuo paauglystės sportavau, o nuomet dar nebuvo mados skaičiuoti kalorijų, o dabar jau kažkaip jau žinau, kas man tinka, kas netinka. Bet pradedantiesiam net ir moksliškai įrodyta, kad jie įsivažiuoja, motyvuojasi labiau, jeigu yra skaičiavimas, bet čia jau tiem pradedantiesiam visai. Gerai, tada toks įdomesnis klausimas. Ar jūs pradedat valgyti nuo daržovių, kaip, pavyzdžiui, gliukozės revoliucija, tikrai žinot knygą. Ar pradedat, ar darot taip, ar ne? Ar ne visada? Jeigu yra galimybės, taip. Bet vėlgi čia jau gal keletą metų iki tų gliukozės šuolių terminų tokio išpopuliarėjimo.
Kalniukai insulininiai. Jo. Tai aš jau pradėdavau nuo tokio lengvesnio, nes tai ir virškinimą palengvina, ir pasirodo, kad gliukozės šuolius sureguliuoja. Bet ne visada. Pusryčiams tai ne, nes truputį ir laiko, ir aš dar toks pelėda labiau, tai man tas rytas sudėtingesnis. Bet pietums ir vakarieniai stengiuosi ir tai iš tikrųjų ir gerai organizmui, ir sveikiau, ir tą žinant, tai iš vis lengva daryti. Ir kam nepatinka tos daržovės, net yra tokių žmonių, vis tiek atitaikykim, kas patinka. O nepatinka, pabandykim, žinodami, kad tai sveika vienaip, kitaip, gal pakepta, gal pavirta, gal šviežų ir gal mes prie jo priprasim. Labai dažnai iš tikrųjų priprantama ir aišku, jeigu jau vieno dalyko ar ko nemėgstam, tikrai savęs nekankinkim ir čia tas pats vėl su fiziniu aktyvumu. Nemėgsti bėgti, nebėg. Yra ėjimai, yra konceptas irklavimo, dviračiai, dabar pasirinkimų yra iki kaklo. Priminėte apie treniruoklius, bėgimą ir panašiai. Pas mane irgi dar dažnai užduoda klausimą, aišku, moteris, kuris kardio treniruoklis geriausias. Aš aišku, paprastas atsakymas, bet jisai su logikos susijęs. Ta, kurį darysi. Arba kurį treniruoklį geriausia nupirkti namus. Tai su tuo, su kuriuo dirbsi, o ne ant kurio kabės drabužių. Taip. Bet iš tikrųjų, ar yra jūsų nuomonė vienas iš tų, ar tai laiptai būtų, ar elipsinis? Aš manau, elipsinis toks universalesnis, nes ir kojos, ir rankos. Ir gal netokia apkrova sąnariam, jeigu tai vyresnio amžiaus žmogus. Ar tai bėgimo takelis, ar tai dviratis. Ir aišku, dviračiai yra skirtingi. Aš vieną vadinu dviratis tinginys, kur galima vos neatsigulus, o kitas jau toks labiau sportininkų. Jeigu optimaliai, kam rinktis? Yra tokio ar nėra? Aš tai neišskirčiau, žinokit. Neišskirčiau nei vieno, nes mes visi unikalūs ir tikrai, bet jeigu kalbant apie pradedančiuosius, tikrai išbandykit visus. Ateinat į sporto klubą, yra 10, tai ir išbandykit 10, ne per vieną treniruotę, ar ne? Vieną dieną tą, kitą tą ir automatiškai atsirinks, kas jums tinka ir tai gal net vėliau suponuos nebūtinai sporto klube, ar ne? Bet jau žinosi, ar ne? Gal įvairūs, gal tau slidės pradės patikti, ar ne? Būtent. O gal bėgimo jau žinosi, tikrai, kvies kas nors pabėgioti, jau nebėgsiu, nes žinau, kad man patinka kiti treniruokliai. Tai visus išbandykit ir neišskirčiau. Nei vieno, kas... Man tai takelis, aišku, jeigu viduj, bet tikrai yra ir kitų gerų pasirinkimų, kad tik žmogui tiktų. Gerai, o kas liečia sportuojančių asmenų mitybą? Kokia jinai turėtų būti? Kokie galbūt yra patarimai? Ar jinai šiek tiek skiriasi nuo nesportuojančių ar ne? Šiek tiek žinoma skiriasi, nes daugiau ir energijos išeikvojam, daugiau tų pačių kalorijų reikia. Aš gal akcentuočiausi turbūt į baltymus. Nes, baltymas yra ta medžiaga, kuri stato mūsų raumenyną, ar ne? Tai žiūrint, ko mes norim. Ar didesnės raumeninės masės, ar ten bico, ar trico, ar blauzdos, tai mums tiesiog reikia daugiau baltymų. Nes iš kitko nesistatys raumenynas. Kalbant apie moteris, kas aktualiau, kadangi moteris turi prigimtinai daugiau riebalų ir mažiau raumenų ir pradedančios sportuoti, kartais sako, man nekrenta svoris. Tai kartais tai visiškai yra gerai, nes riebalas mažėja, bet raumenynas didėja. Raumenynas yra, sveikatai dabar vos ne numeris vienas. Tai tam irgi reikia baltymų, norint keisti tą santykį. Tai aš orientuočiausi labai į baltymus, bet vėlgi visko. Reikia ir daržovių, ir angliavandenių kartais, ar ne, ir gliukozės, visko, bet baltymų reikia daugiau. Vėl, įvairios organizacijos, PSO tai rekomenduoja 0,83, man atrodo, Australai viena tokia rimta organizacija beveik 1, bet sportuojančiam tai rekomenduojama netgi 2, tai apie 1,5 gramo baltymų 1 kilogramui kasdien. Išskirtiniais atvejais, jeigu jau elito, ar kultūristai ten ruošim, tai ten jau jie iškrenta iš konteksto daugiau, arba kažkokia liga yra, tai net ir apie
2 gramus reikia baltymų. Bet ko gero į tai orientuočiausi, bet mums reikia ir vitaminų, ir mikroelementų, ir kuo ryškesnių vaisių ir daržovių, nes jie daugiausiai turi. Tai žodžiu, reikia visko neatsisakyti, reikia viską turėti, bet didesnį dėmesį kreipti baltymų. Ir ne viską vienu metu. Ir ne viską vienu metu. Ir baltymą vėl keisti, ar ne? Taip. Ir kiaušinis baltymas, ir pieno produktai būna kartais, ar ne? Ir ta pati vištiena. Gerai. Kas liečia baltymą? Topinis klausimas. Ar proteininis kokteilis yra blogybė? Ar tai, nes vis dar Lietuvoje ir dažnai daug kas galvoja, kad tai yra didžiausia blogybė ir kad tai yra chemija ir kaip ten tik neįvardina. Ir aš tik stoviu, man plaukai šiaušis. Tai aš, aišku, nekalbu apie tos atvejus, kai baltymo proteinių kokteilių pakeičiamas maistas. Nekalbu apie tai. Būtent. Bet aš kalbu, kad aš pasportavau ir dabar išgeriau proteininį kokteilį su tikslu atsistatyti ir surinkti pakankamą kiekį baltymų, nes tai yra ganėtinai sunku, jeigu ritmas, didmiestis, skubi ir panašiai. Viena porcija, bet nepakeičiant maisto. Tai vat pradžioje ir būčiau sakęs, kad aš esu prieš, jeigu tai pakeičia, ar ne? Ne. Visų pirma, jis yra, taip ir vadinasi, jeigu papildai, ar ne? Papildas, o ne vietoj pildas, ar ne? Pakaitalas, tai, o ne pakaitalas maisto. Tai iš tikrųjų, kiek įmanoma gauti natūraliai, bet žinoma, jeigu, žiūrint kokie tikslai tam sporte, ar ne, tai vėl proteininis kokteilis nėra didelė blogybė. Žinoma, jeigu nesportuoja žmogus ir tik tai kokteilį ir kad gauti baltymų, koks tikslas ir tu neišjudini, ar ne? Taip, kas iš to? Nėra tikslo, bet jeigu tu sportuoji, jeigu ypač ir tokiam bėgime didesniam, nerekomenduočiau vis dėlto ten kiekvieną dieną ar po kiekvienos treniruotės, nes organizmas gali aptingti. Taip, ir vėliau įsisavinimas prastėja, kam man organizmui, galvoja kažkur viduj, ne, kad kam čia įsisavinti, jeigu žinau, va tuoj pasportuosiu ir gausiu didžiulę dozę baltymų. Tai karts nuo karto. Bet dar svarbus momentas apie visus papildus, nežiūrėkim internete kuo pigiau. Ir neaišku iš kokių svetainių, ir ne iš lietuviškų, ir ne iš europietiškų. Ir, žodžiu, ten galimas, tiesiog apsinuodėjimas arba nusinuodėjimas. Tai jokių nei papildų, nei lieknėjimo, visokių nesąmonių, kas mėgsta tragedija. Net uždarinėti, blokuoti ir panašiai. Yra Lietuvoje daug tikrai pasirinkimo dabar. Visi sertifikuoti, visi reiškės praėję įvairias procedūras. Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tuo pačiu yra vienas griežčiausių beje. Tai tikrai tas yra geriau, negu kad kažkur, nesvarbu, kad truputėlį gal brangesnis dalykas, negu kad tu susižavi kažkuom internete ir tu vėliau gali pakenkti savo sveikatai. Tai va tie svarbus dalykai, kad nebūtų pakaitalas maisto, kad pirktas iš, tikrai legalių ir kokybiškų. Puslapį arba parduotuvių. Jo, puslapį arba parduotuvių. Ir vis dėlto neužsižaisti tuo, kad organizmą tiesiog neapgautumėm. Tai pakaitalioti. Bet tas papildas kartais tai tikrai reikalinga. Galima įtraukti. Bet tikrai jūs labai gerai paminėjot dėl sertifikatų. Kad būtų tiesiog papildai, jeigu yra, tai rinkitės sertifikuotus. Ir ten beje būna dar labai daug aprašymo. Kada negalima, kaip, ar kiek. Žodžiu, vadovautis instrukcijom. Pateikta labai daug. Dar tas Lietuvoje pastebėjau priimta iki šiol, dažniausiai be abejo moterų, jeigu pasižiūriu forumų ir panašiai, įrašyk į Facebooką, kaip greitai sulieknėti, išmes tiek daug auksinių tablečių ir vis dar galvoja žmonės, kad yra kažkokia super tabletė, kurią išgeriau ir be sporto ir be sveikos mitybos aš lieknėjau. Tokios tabletės nėra. Ir tikiuosi ji neatsiras. Bet ir jeigu paskaitot, kad tokia yra, tai jūs tiesiog išdurs. Nėra. Tik fizinis aktyvumas ir mityba sureguliuoja ir turbūt galima, pasakyti tvariai. Ne greitai ar ne,
Nes sportas tau neduos iš karto, ar ne, bet tai reikia ir kantrybės. Ir gal tas motyvas ir ilgiau išsilaikys, kai tu lauki kažkokio tikslo. Tai žodžiu, ne iš karto tvariai viskas turi būti gyvenime, ta prasme, kad ir net ir sporte, ir su sveikatinimu susijęs, ir mytyba. Salotų suvalgysi, tikrai nenumesi rytoj 5 kg, o ir nereikia. Reikia palengva, keli kilogramai per mėnesį. Tai jo. O tada dar klausimas toksai, galbūt man jisai labai aktualus, atsistatymas po fizinio krūvio, aplamai kiek laiko skirti atsistatymui ir kaip sumažinti tą stresą, nes vis tiek kiekvienas sportas, ne visi supranta, kad tai yra vis tiek stresas centriniai nervų sistemai ir panašiai. Ir aš suprantu, kad mano yra blogybė, kabutėse blogybė, nors aišku, kas per daug, tas blogai, pastovus fizinis aktyvumas, kad aš jau negaliu sustoti ir aš, aišku, tada poilsio dienas, ką aš darau, tai renkuosi aktyvų poilsį. Bet tokios rekomendacijos, kaip galima būtų pailsėti, sumažinti tą stresą, be abejo, sportuojančiam ir sumažinti galbūt raumenų skausmą, įmanoma, neįmanoma, kokios rekomendacijos? Tai paantrinsiu, kad sportas yra tam tikras stresas mūsų organizmui. Todėl nerekomenduoju, kas dirba intensyvų darbą ir būtent šią dieną. Ar 3 posėdžiai, ar koks nors sunki diskusija ar panašiai, tai neikim ir neįsikraukim iki ten negalėjimo. Tai vis dėlto siūlyčiau tada ramesnės treniruotės tą dieną. Gal kardio, gal tempimo, gal jėgos kažkokį, kur daug nereikalauja, ar ne, to high intensity gal siūlyčiau atsisakyti tom dienom. Nes, iš tikrųjų, ir emociškai, ir viskas, ir tu dar apkrauni visą kaip organizmą, bet tikrai nenueiti ir miegoti po stresinės dienos. Prasieiti, prasibėgioti, prasivaikščioti. O po treniruočių vėl tų atsistatymo priemonių yra įvairių. Ten priklausomai kokią tu grupę treniruoji, ar ten ištvermę, ar fizinę ypatybę, ar tai porą dienų net reikia poilsio. Bet vėl, jeigu tu nori raumenyną pailsinti parą ar 2, tai nereiškia, kad tu neik judėti. Tempimo pratimai puikiausia, ar ne? Ėjimas, bėgimas, ar galų gale žaidimas, kažkoks susitikimas su kitais. Bet vėlgi nerekomenduočiau, jeigu yra ta pažeida raumenų, kai skaidlos šiek tiek jos įtrūkusios, kaip čia pasakyti, švelniau laktatas susidaro, ar ne? Tai visiškai normali organizmo reakcija. Tai tikrai, kas pirmą dieną ateis į treniruotę, kitą dieną skaudės raumenis ir čia jau blogai, jeigu neskaudės, kažkas su tavo organizmu reiškia negerai. Nes tu tiesiog augini, tu tobulini, ar ne? Ir tas skausmas yra visiškai normalus, kartais būna ir 2 dieną. Išskirtinais atvejais būna 3, bet kai tu įsivažiuoji, tai jau tau nebeturi skaudėti. Nebent tu vėl raumenų grupę kažkokią kitą padarai. Arba ten kokią 2 savaitės nedarei, tada vėl gali skaudėti. Organizmas taip adaptuojasi. Tai noriu nuraminti, kad nebijotų žmonės to skausmo, nes jo, yra čia vienas iš mitų, man skauda raumenis ir viskas ir aš bijau. Ne, čia visiškai yra norma. Tai treneriam reikia iš karto paaiškinti, kad nenustebk, rytoj tikrai, ar užlipant, ar nulipant, priklausomai kokios raumenų grupės skaudės. Bet tai lengvas kažkoks apšilimas, tempimo pratimai. Vėlgi, jeigu tokie raumenims daromi, ar ne, pratimai, kurie jau pažeidžia labai, tai yra ir ten tų strategijų, kad vis dėlto šaldymas gerai. Jeigu kitaip šiek tiek organizmas veikia, kartais ir pirtelė lyg ir geriau. Bet čia anksčiau buvo pirtis labai populiari, dabar daugiau kalbame apie tą šaldymą. Bet vėl, elito sportininkam tas aktualu labiau. Jeigu apie tos paprastus žmonės, tai iš tikrųjų nepersitreniruoti. Ir tiesa, gal svarbus dalykas, kad jeigu tu kažką labai darai ir ypatingai skauda raumenis kitą dieną, jokių būdų tau nedaryti vėl tiem patiem raumenim. Bet tada ar kojom, ar rankom kaitalioti. Arba plaukti. Plaukimas, jo. Tiesa, plaukimas tai vėlgi ir stuburui ten neblogai, ir kardio treniruotė puikiausia, kas nemėgsta važinėti dviračių, ar sąnariai skauda, ar bėgti. Tai plaukimą mes pamiršom. Jo, labai
ypač vaikystėje integruoti vaikų, pradėjau leisti savo mažiuką irgi plaukti mokintis, tai aišku, pyksta, o dieve, jam ten yra raumenukai skauda, viskas jam ten skauda, sakau, Dominikai yra žodis toksai disciplina ar pažįstamas, ne, tai susipažinsiu. Nu, plaukimas dar neblogai ir prie tokio adaptuotis šaltyje šiek tiek, nes vis tiek ten truputį vėsesnis, kai išlipi ir panašiai, tai imuniniai sistemai gerai. Na ir dabar tokia įdomiausi klausimai, kaip aš sakau, kas liečia fizinio rengimo, ugdymo mokytojus, trenerius galbūt. Tas aktualiau, kai buvo tas bumas Lietuvoje ir iki įstatymo įvedimo, kad privalo būti su aukštuoju išsilavinimu. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ar vis dėlto gerai, ar per griežta yra? Ir man labai įdomi jūsų pozicija. Kad atsirado masė trenerių iš tikrųjų labai daug. Ir ar tai yra gerai, ar vis dėlto nelabai? Vėl pavartosiu tą žodį, tai manau, kad buvo netvaru. Nes atsidarinėjo sporto klubai, poreikis atsirado, specialistų lyg buvo, bet lyg ir neužteko, ar ne. Nu ir įstatymė, aš manau, galima pavadinti, kad tai buvo spraga, kad nenormalu, manau, kad buvo mėnesio, 2, 3 mėnesių kursai ir dar vėliau, kai susikūrė online ir tu jau treneris. Tu eini ir dirbi su gyvu žmogum. Tu gali arba pakenkti, arba pagerinti jo sveikatą, jo būklę, ar ne, taip, ir fizinė, ir tuo pačiu ir emocinė. Nu, ar tikrai kiekvienas savo, sakykim, eitumėm, nežinau, pas gydytoją, kad ir pas kokį, nežinau, kitokį specialistą, pas, nežinau, kirpėją ar dar, kuris ten mėnesį čia kažkur online biškai pasėdėjau ir dabar jau online. Kirpsiu ar panašiai. Tai lygiai tas pats. Tai tokie savamoksliai, manau, kad buvo ir yra vis dar, toksai rizika šiokia tokia. Aišku, tu gali išmokti beskaitydamas, besitreniruodamas pats, bet tai ir užtrunka laiko. Tam ir yra mokslas. Visų pirma, tu turėti žinias, tada praktiką integruoti kartu su jom. Tu negali išklausęs kelių mėnesių kursą ir nesvarbu, ar gyvai, ar online, ir jau būti treneriu ir dirbti gyvai su žmonėm. Jeigu būtų pareigybė tuomet asistento, gal, kai dirba treneris ten, kaip pavyzdys, 5-10 metų, kaip mes fizinio ugdymo mokytojus ar kitus būsimus išleidžiam į praktiką. Tai yra mokytojas ir tas jau studentas kaip asistentas. Jis mokinasi, žiūri, paduoda ten gal kažką pabandyti. Tai jeigu taip tokia būtų buvusi sistema, gal ir nieko. Bet tuomet po kelių mėnesių jie iš karto į darbo rinką ir ateikit, aš treneris ir dabar darysim, žiūrėsim, kaip veikia, ką čia sužinojau ar net nesužinojau. Pirmą išsibandysiu ant tavęs, o tada ir bus ta praktika. Toliau. Ne, taip iš tikrųjų, manau, kad ir buvo gal kažkokių net pakenkimų. Tai tikrai labai gerai, kad yra priimtas pakankamai griežtas, ar ne, dalykas, kad aukštą išsilavinimą turinti žmonės galėtų dirbti treneriais. Ar ten kažkokių specialių dar, bet tikrai džiaugiuosi, kad dingo tas kelių mėnesių kursų, jeigu taip galima pasakyti, fenomenas. Aišku, buvo labai daug ir prieštaraujančių, bet aš jiem turiu tokią vieną, nežinau, argumentą. Mhm. Dažnai mes žiūrim į skandinavus, ar ne, žiūrėkit, ten kaip vyksta, ten labai daug yra savanorystės ir treneriais dirba ir tėvai vaikų treneriais, ar ne, ir kaimynai kaip pavyzdys, bet ten yra kelis kartus daugiau traumų gautų sporto salėse. Tai atsakymas kaip ir aišku, tiesiog jie neužtikrina saugumo, jie nežino visų niuansų susijusių su mūsų biologiniu kūnu, tai todėl ir traumų daugiau. Tai geriau ilgiau pasimokyti ir nekenkti visuomeniai taip, kaip būdavo iki šiol. Bent jau paprasta anatomija, aš prisimenu, tik galvojau, kam čia taip, kaip čia taip. Kol neatėjau universitetą, nepradėjau studijuoti ir visiškai kitaip pasikeitė ir mąstymas visiškai visas. Kardinaliai ir aš suprantu, kaip ir augau pati ir kaip kitaip ir žiūri į klientus ir į sportininkus ir gali prie kiekvieno pritaikyti tai, kas jam tinka, nes tu jau matai. O aš prisimenu, kai daugelis pyko labai stipriai, nes kaip čia taip nei vienoje Europos šalyje nereikalauja aukštojo išsilavinimo treneriui, kas čia tokio čia sugalvojo. Tai buvo labai daug pykčių.
Na, bet irgi aš labai apsidžiaugiau, kad tą mūsų šalyje pakeitė. Gerai. O tada kokios kompetencijos svarbiausios jūsų manimų yra trenerio kompetencijos? Ką jisai turėtų, pagrindiniai dalykai, kurias turėtų išmanyti, galbūt taip? Tai profesinės kompetencijos viskas aišku, tas Taip. Sporto mokslas, anatomija, psichologijos būtina žinių turėti. Na, daug iš tikrųjų, kas yra aprašyta kompetencijų apraše studijų programų, tai tą ir reikia žinoti, bet aš truputį norėčiau užsiminti, ką ir studentam visiems sakau, kad jūs turit būti patys išprusę. Nes pas kurį trenerį ateis klientas antrą kartą ar trečią? Pas tą, su kuriuo jisai galės pasikalbėti. O pasikalbėti norint ar ne, tai reikia turinį turėti. Žinių, kas vyksta pasaulyje, kokie ministrai va dabar bus ar ne, atėjo, kaip vyksta rinkimai, nes tiesiog jūs klientų turėsit įvairių. Ir verslininkų, ir namų šeimininkių, ir jaunesnių, ir vyresnių, ir vyrų, ir moterų. Tai turit gaudyti situacijų, kas vyksta. Nu tikrai pas tavį neateis vėliau žmogus, kuris, va dabar rinkimai, domisi politiką ir už ką balsavai, nu nebūtinai tiesiogiai ten atsakyti. Taip, ir jis net nežino, kad rinkimai apskritai vyksta. Arba kokie rinkimai. Ar yra kas Europos parlamento rinkimai, kas prezidento, kas Seimo. Na, va tokius bendruosius principus turi išmanyti. Ir juo labiau visada sakau, nu jūs aukštą įsilavinimą turėsit žmonės. Nu negali jisai nežinoti, kad vyksta Amerikos prezidento rinkimai, kas Prancūzijos prezidentas ar ne, kokie įstatymai Lietuvai aktualūs priimami. Nereikia taip labai ten jau giliai, bet tai 15-20 minučių kasdien žiūrėti žinias, na ar skaityti, ar dabar jo, yra na, būtinybė. Čia tiesiog yra trenerio, nežinau, ta minkštoji kompetencija, jeigu užvadinsim, nori būti geras treneris, paklausus, tu turi domėtis pasauliu, kad žinotum, apie ką kalbėti, nes treneris, na, ir draugas, ir psichologas būna, turbūt jūs geriau net žinot, ar ne? Tai ir pertraukėlės, ir pakalbėti, ir arbatos gal kartais atsigerti, ar ne, ir patarti. Žodžiu, tu turi turėti turinį tam, kad vystytum tą komunikacinę bendradarbiavimo kompetenciją. Ir matai emocinę būseną kliento tą dieną, gal kažkas atsitiko ir ką tu jam patarsi, galbūt nebūtina netgi patarti, bet mokėti išklausyti, taip, irgi reikia mokėti. Taip. Ir galbūt tą dieną tada ir nerekomenduotum jam ir sportuoti, o išgertum kavos arba arbatos, bet ir tai būtų didesnis pliusas tam žmogui. Buvo ir tikrai ir pas mane labai daug tokių skirtingų situacijų ir tiesiog komunikabilumas tikriausiai mane ir ne tai, kad negaliu pasakyti gelbėjo, bet dėjo didelį pliusą. Ir aišku, mano, kaip čia, ne įgūdis, o įprotis. Mano įprotis žiūrėti žinias. Aišku, jeigu dar turi laiko atidaryti 15 minučių, pasiskaityti, pasižiūrėti kažką, kur kas vyksta, labai gerai padeda. Toksai pliusas ir aš manau, čia kiekvienoje profesijoje tas padės, tikrai ne tik treneris. Ten, kur tu bendrauji su žmonėm, o treneris labai daug bendrauja. Pagrindas. Tada su kokiais iššūkiais susiduria treneris pagal jūs? Apart šio, kad nežinos, ką atsakyti ir kaip daryti, kokie dar yra iššūkiai didžiausi treneriam? Tai netgi yra ir mokslinių studijų, kurios aiškiai vardina pagrindinį iššūkį ar pagrindinę problemą, tai yra perdegimas. Nes treneriai dirba daug ar ne, nu visi mes dirbam daug, bet treneriai, kaip čia pasakyti, gal turi didesnę galimybę dirbti ilgiau ar ne. Ar vienam klube, ar per kelis, ar dar asmeninis, yra ir išvažiavimų į namus, įvairių situacijų ir įvairių klientų yra. Ir norėdamas tą klientą išlaikyti, kažkaip, tai priimk nors 9, ar ne, tai priimk čia per pietus. Ta prasme, dėlioja tas treneris ir kartais atsiranda tas perdegimas, tai atsiliepia tiesiogiai sveikatai. Iš pradžio, aišku, ir emociniai, ir neužmiega, o anksčiau ir vėliau ta emocinė savijauta persiduoda ir fiziniam kūnui. Tai iš tikrųjų reikėtų vengti perdegimo, lengva pasakyti, bet vėl ta dienos higiena turėtų būti. Nenormalu, jeigu tu turi ten 14 klientų per parą.
taip, tu Na gerai, jeigu tau sukrito kalbėdamas. vieną kartą į mėnesį, taip arba vieną kartą į 3. Bet jeigu tai kiekvieną dieną, 100% tu anksčiau ar vėliau turėsi perdegimą. Tai reikėtų visų pinigų, kaip sakoma, pasaulyje neuždirbsi, ar ne? Ir vėliau ir reikia galvoti apie tą klientą, nu, kiek tu beturėsi jėgų su 10 klientų per dieną, ar ne? Jeigu kiekvieną dieną, taip, arba ten 12. Tiesiog ir tu juo nebelabai pasirūpinsi, ir jau įdomybė, ir motyvacija krenta. Tiesiog žmogiškasis faktorius įsijungia, vargsti ir tu prarandi, pasitenkinimą darbu. O kai tu turi, nežinau, kiek jūs ten, ar 5, ar 6, ar 8, tai jau racionaliau, ar ne? 5, 6, nes aš esu turėjęs patirtį, ką reiškia 10 klientų, kai su 10 jau tau sunku kalbėti. Tu vos ne tik. Jo, ir kokia kokybė, malonumas, galvoju, gal čia, jeigu tiesiai šviesiai pasakyti, tai taip, ir laikas tas lėtai eina, nori namo pailsėti. Jeigu tai būtų viena po kitos diena tokiai. Kartą į mėnesį, galbūt aš netgi pasakyčiau, gal kartą į 3 mėnesius. Okei, būna supola tokia diena. Taip, bet jeigu ir kita diena, tu nuo ryto nuo 7 ir žinosi, kad paskutinis 9, tai nenormalu, tai tiesiog tu ir savo kenki, nes tu... O kada tu pasiskaitysi, kada tu pats pailsėsi, pavalgyti. Kada pavalgysi. Tiesiog ir kokybė, ir tavo apie ateitį galvojant, tie paskutiniai klientai gali būti, kad po kelių savaičių tavęs atsisakys. Tada dar atsisakys. Ta prasme toks užburtas ratas. Tai geriau mažiau, bet kokybiškiau. Tai tas pagrindinis iššūkis. Bet šiaip tai yra, net ir vienoje diskusijoje mes buvom vienoje šalyje apie būtent trenerių iššūkius. Tai didžiausias, aišku, perdegimas, tuomet ten įvairūs, nuo psichologinių iki finansinių, bet vienas toks įdomus aspektas, apie kurį mažai kalbama arba net visai nekalbėta, tai asmeniniai santykiai su klientais. Iš tikrųjų, čia yra iššūkis, bet kaip minėjau, čia skandalai keli buvo, ar ne, tai truputį pradėta kalbėti, bet tai yra nelabai, bet dažnas atvejis, nes praleidi daug laiko, tu išsipasakoji, tu pažįsti ir žiūrėk, kažkokie jausmai atsiranda, viskas gerai, jeigu 2 vieniši žmonės, ar ne? Bet būna atveju. Retai tai būna, ar ne? Tai vis dėlto, čia yra iššūkis ir patarimas, kaip daryti tokiu atveju. Aišku, čia tokio vieno patarimo nėra, bet jeigu jau treneris mato, kad linkstama link jausmų, link simpatijų, rodomas kitoks dėmesys didesnis ir tai labai dažnai būna ir nesvarbu ar vyras ar moteris, priklauso ar ne, ne tik vyrams arba ne tik moterims treneriams tai būna, abiems lytims, tai iš tikrųjų tiesiog reikia aiškiai nubrėžti ribas. Nes vėlgi dažnai žmogus tiesiog mandagiai ar ne kažką atsako ir kitas asmuo to mandagumo, jau kai rožiniai akiniai uždėti, jisai interpretuoja tą mandagumą kitaip. Nesupranta, galvoja, tai gal čia irgi toks atsakas, ženklas, ar ne? Tai reikia labai aiškiai. Riba yra tokia, tik tai sportas, kava arbata labai gerai prieš ar po, jeigu pakalbėti, ir tai viskas. Tai toks patarimas, kurie susiduria ir nežino, ką daryti tokiais atvejais. Bet tokių situacijų yra daugiau ir karts nuo karto apie tai turbūt reikia kalbėti ir reikia žinoti, kad tokios situacijos būna. Jūs ir man priminėt, aš tiesiog pamiršau ir dabar sėdžiu ir susimaščiau tokia, kodėl aš netreniruoju vyrų. Būtent yra, nesakau, kad visiškai ne, bet aš tiesiog žinau 100%, kad šitas žmogus ateina sportuoti, o ne į treniruotę kaip į pasimatymą. Jeigu yra tam tikras nubrėžtas, aš vieną kartą nubrėžiu ribas, jeigu neaišku, visą gerą. Taip, reikia atsisveikinti. Taip, ir dar tada antras toksai dalykas, kurį iš savo praktinės pusės pastebėjau, galbūt ne visada būna tas vaibas su žmogum. Man labai svarbu, kad būtų vaibas. Ir jeigu aš matau, kad tam žmogui su manim, aišku, man taip nebuvo, kažkaip, ačiū Dievui, aš surandu, kaip su kiekvienu priimti, tiesiog tokia asmenybė.
Bet aš žinau, kad kitiems būna, vat, nesuvaibina, nesumačina, nu nėra to tokio ryšio. Aš visada žmogui sakau, vat, ir jeigu kitam sporto klube jis sportuoja su kitų treneriu, pabandyk kitą. Nebijok atsisakyti šio trenerio, bet su malonumu eik į salę. Galbūt čia tiesiog ne tavo žmogus ir viskas. Turi būti tas vaibas, kad tu linksmai eini, o neini ir galvoji, o dieve, ir vėl tas treneris. Vat, surasti savo žmogų, savo trenerį irgi yra labai svarbu. Tas draugiškas santykis labai svarbu ir vėl į tą į sporto klubą yra keli ir tiesiog pas kelis pradžioje, ne vieną kitą tos įvadinės treniruotės ar galų gale pokalbiai ir išsigryninsi, kad būtų abiem gerai. Su kuriuo yra ryšys tas žmogiškasis, paprastas, kurio informaciją tu supranti, kaip jisai tau perteikia. Taip, tas labai svarbu. Na ir ką, paskutinis klausimas. Ką palinkėtumėt norintiems sportuoti, bet nedrįstantiems? Tai jeigu trumpai, tai išdrįsti. Bet jeigu rimčiau, tai nelaukti, kaip pavyzdys, sausio 1, kovo 1, rugsėjo 1, čia tas pats su metimu rūkyti. Nu, kam laukti tau naujų metų? Dabar mes. Ta prasme, tai lygiai tas pats pradėti savo gerinti sveikatą. Kada? Dabar. Va dabar iš karto. Vakare nebe prisikimšti 3 cepelinų, gal vis dėlto vieno užtektų, ar ne? Ten nueiti sportbačius įsigyti. Taip. Tokie labai elementarūs žingsniai ir tikrai ne po kalėdų ar ne prieš kalėdų arba, praeis šventės, dar apsinuodysiu organizmą galutinai. Kam čia pradėti dabar, jeigu žiūrėsiu visus serialus, Netflix, šitas baigsis ir tikrai jau kelsiuos nebe 12 ryte, o ten 7. Nu ne, reikia iš karto. Tai toks labai elementarus patarimas. Bet šiaip tai domėtis, skaitinėti, galų gale turbūt gal svarbesnis dalykas yra mylėti save. Bet va čia interpretacijos prasideda, ar ne? Nes kai kurie žmonės sako, aš ir myliu save ir valgau, ką noriu. Bet tu save, gal ne visiškai nuodijai, bet kad ir neperkeltinė, kartais būna ir tiesioginė žodžio prasme, jeigu tu persivalgai, tu tiesiog apnuodiji organizmą. Tai bet ta meilė, ar ne, taip suvokiama. Tai vėl siūlyčiau apgalvoti, kas tai yra meilė sau. Tai žinoma, kad ir šiek tiek palepinti, bet ir duoti ir ilgamžiškumo, ir gyvenimo kokybės. Ir visi supranta, kas pradeda sportuoti, kad ir emocinė sveikata pasikeičia, ir nuotaika pagerėja, dopamino gaunam, kad ir paprastas išėjimas pasivaikščioti, mes grįžtam po pusvalandžio jau su geresnė šiek tiek nuotaika. Tai iš tikrųjų ta meilė sau per sveikatai palankų elgesį, sveikesnę mitybą, fizinį aktyvumą ir panašiai. Tai tokie paprasti, ko gero, patarimai būtų. Ir labai geri, labai gražus palinkėjimas. Ir ties šią vietą meiliai savo, ne? Bet mano asociacija irgi, sportas ir mityba, tai pagrindiniai dalykai meilė savo. Mano tikriausiai kelionė link to ir prasidėjo. Ir ką? Palinkėsim linksmų švenčių, šitą laidą išeis greičiausiai ir arčiau švenčių. Tai ačiū visiems, kas buvote su manimi. Aš dar kartą raginu surasti Arūną Instagrame, mes paliksime būtinai nuorodą čia. Ir pasekti, surasite labai daug naudingos, vertingos informacijos, viskas labai etiškai ir gražiai pateikta. Na ir ką, linksmų švenčių jums. Ačiū, kad pakvietėt ir prisidedu prie švenčių gerų palinkėjimo, nepersivalgykim, karts nuo karto pajudėkim bent tarpuose. Pasivaikščiokim, bent jau tiek. Ačiū visiems, kas buvote su manimi, su mumis ir viso gero.